Labų dienų. Vietinis ant dviračio tai aš, Linas Bankauskas. Gitaros mokytas iš Dzūkijos kurorto. Mėgstantis pavažinėti dviračiu po gražias Druskininkų apylinkės ir vest savotišką video dienoraštį. Kanalą užvadinau dzūkiškai dėl smagumo, bet šiaip natūraliai tą tarme nešneko. Ale vienan kitan žodzin būna aktyvizuojasi mani dzūkas. Tad šiek tiek folkloro pateisinančio kanalo pavadinimą mano vloge bus. Jau pavažiavau nemažai Lazdijų, Varėnos rajono, po tam tikrų investicijų ekspedicijų geografiją išplėsim. Kelionė į Musteiką, Varviškį, Senovės kaimą, Marcinkonis, palei apleistą geležinkelį esu pafilmavęs ir įkėlęs į Facebooką. O ši kelionė bus pirma, kurią įkelsiu į YouTube. Todėl ir prisistatinėju smulkiau. Nežinau, kiek išsiplėtos šis mano vlogas, ar bus įdomus tik man patsam, ar sudomins daugiau auditorijos, bet pabandom. Jei patiks, subscribe, like and share. А я сейчас вам покажу, откуда... Na, o pirma mano ekspedicija – kelionė aplink Latažerį. Druskininkai – Latažeris. Kodėl Latažeris? Vaikystės sentimentai. Su tėčiu ten eidavom paukščių stebėt, kempinti ir taip toliau. Ir nuo vaikystės aš ten kaip ir nebuvęs. Dažnai Latažerį pravažiuoju, važiuodamas link Margionių, Marcinkonių, Zervynų, Musteikos, bet taip ir lieka jis pakeliai. Atseit per mažai kilometrų sportiniai pykčiui nukanalizuot. Bet šį kartą ne dėl kilometrų, o dėl navigacinės intrigos. Plentų privažiuosiu iki šito posūkio. Keliu, kurį rodo ir Google Maps'as, pavažiuosiu iki šitos vilos. Toliau kelio Google Maps'as nerodo, bet yra lankytina vieta Latažerio ąžuolas. Tai reiškia, iki čia irgi kažkoks kelias bus. Na, o po to prasideda pats įdomumas. Kažkaip reikės miškais surast va šitą pasislėpusį lieptelį. Reiškia, jeigu yra lieptelis, reiškia ir kelias kažkoks yra. Šitą lieptelį turbūt pasieniečiai patruliavimui naudoja. O įtartinai atrodysiu aš pasieniečiams miškais dviračiu grybaudamas. Patrigerinsiu juos. Bet kų darytis, kad man dviračių pasiekiamos gražios vietos visos yra pasienį. Nuo lieptelio jau yra kelias, matosi, ciesiai iki kelio, kurį rodo jau ir Google Maps'as. Tada dar šitu keliu pavažiuosim iki Dubo ežero, mesiu piktą žvilgsnį į kitą krantą, kur jau yra Sovietų Baltarusijos socialistinė respublika. Ir tada šitu keliu grįšiu vėl prie Latažerio ir kitu krantu, rytiniu krantu grįšiu iki plento ir tada namo. Jei nepasiklysiu, spėjau kažkur 40 km gausis. Vėliau pažiūrėsim, ar gera mano akis buvo. Zaras lakiam. Na štai čia prasideda kelionė aplink Latažerį. Aišku, bandom, naviguosim. Šimtas metų čia nebuvęs, statybos, sodybos. O prasideda įdomusis kelias. Šiaip supratau, kad ateityje reikės investuoti į gravel dviratį. Ar kaip jis ten vadinasi. Štai yra Latažerio ežeras. Jo kelias čia. Ne kažką.
Pirmą kartą filmuoju su GoPro kamera. Irgi nežinau, kas čia man gausis. Visokių gali būti feilų. Čia, jei neklystu, ežero gatvėje, kur mačiau, galima buvo anksčiau nusukti. Nesigaus čia, kad įsimalsiu į kokius privačius kiemus. Ir palais šunis. Dabar važiuoju su biudžetiniu Merida. Kai pirkau, galvojau pirkti plentinį, kad sportuot, bet po to pagalvojau, kad nuobodu man plentą važinėt. Tai ėmiau hibridą, bet matyt reikia man dar kažką labiau specializuoto va tokiems keliams. Pirmas šuniukas, bet turbūt nedurnas. Tai sėdi savo kieme. Tai pirmas taškas, kurį turėtume aplankyti, tai ąžuolas Latožerio. Bet kažkada Marcinkonyse kažkokį tai irgi norėjau pamatyti medį. Įžymų medį. Tai ten irgi jisai vos ne privačiam kieme buvo, jeigu ne tiesiog privačiam kieme, o tam kieme bėgiojo šuva, koksai nelabai draugiškai nusiteikęs. Tikėsimės, kad su Latožerio ąžuolu taip nebus. Kur pažvelgsi, privati valda. Bandau. Ai, ne. Ne. Nu va, prasideda čia visai daug klaustukų. Dzūkijos kopos.
Dzūkijos miško kopos. Kilometrų daug nebus, bet kardijo čia bus normaliai. O. Kažkur čia. Ai va, matau, užsuko kelias. Tai čia jau čia ir bus. Nes navigacija tai man rodo, kad po kairiai. Sąžalas. Ja. Džiunglės. Kažin aš laimui jau atsparus. Kuriam laikui. Va. Ąžuolas. Nu, koksai nestilmužės, nors aš tos stilmužės niekada nematęs, bet panašus, turbūt panašaus dydžio kaip Lukšių. Apimtis 4,35 metro, aukštis 22,3 metro. Valstybės saugomas objektas. Aha. Čia jau kelias nelabai. Nu čia aš grybauju konkrečiai. Tikėjausi, kad... Oi. O, kažkokį kelią radau. Parčiai.
Ne, panašu, ne čia. Nežinau, kur aš čia lendu. Bus aklikelis, teks pagrįžti, važiuoti kitų kelių. Randu čia galima įsidurti tais. Gamba, jau nelabai jau šiaučiuosi protingai čia padaręs. Čia šiaučiu važiuoju per pelkę. Medžiotojų kažkas tai. Negausiu šratų. Gali proto turinti žmogus važiuoti tokiu keliu. Argi nepravažiuosi, teks grįžti. Aš jau kitoje ežero pusėje nežinau, ar nufilmavau, ar nufotografavau aš ten savo pasakojimą apie tai, kaip sutikau pasieniečius, kad labai daug grybavau miškais, nes vis pasibaigdavo kelias, į kurį įsukdavau. Ir vienu žodžiu per tą lieptelį sutikęs pasieniečius man neleido važiuoti. Tai dabar grįžau iki Latažerio ir iki Latažerio kaimo grįžau ir dabar važiuoju į kitą pusę. Čia kaip ir kelias toksai, kurį rodo navigacija, tai čia jau problemų nebus. Sakiau, galima važiuoti iki Dūbo ežero. Sakė, galima, bet per kitą pusę. Ai, čia conversation. Tai va, trumpiau papasakojau savo klajonės. Vienu žodžiu, įmanoma ten ant to kelio išvažiuoti, kur lieptelis. Tik tai reikia važiuoti ne palei patį ežerą Latažerio, o biškį tokie ten pirmi du posūkiai važiuojant. O kaip ten, Rygdimo kalne. O, pasieniečiai vėl. Žodžiu, pirmas mano iššūkis YouTubinis žlugo dalinai, nes neleido man važiuoti prie Dūbo ežero, leido pavažiuoti tik tai iki Latažerio galo iš kitos pusės jau dabar. Ir tada pažadėjau apsisukęs varyti atgal, nes prie Dūbo ežero, jeigu ir būtų leidę nuvaryti, tai sako, o jūs ir ten filmuot norėsit? Sakau, nu, norėsiu. Sako, nelabai galima. Nu, prasidėjo lietus, jau čia reikia slėptis ir šitą misiją baigti. Nusiėmiau GoPro nuo šalmo, nenoriu būti žaibolaidis ir pakliuvau į lietų. Ir nežinia, ar jis čia planuoja baigtis, ar nelabai. Bet jau truputį dingo upas. Nėra kvatos. Jo labiau, jog neleido prie Dūbo važiuoti. Jaučiu važiuosiu atgal per lietų, nes jie, kažina, ir baigsis.
o gal biški giedrėja. Privažiavau aš tą vietą, kur jau žadėjau pasieniečiams suktis. O ten gal dar išeitų prie ežero privažiuoti, bet kažkaip toli jau čia tas kelias nuo ežero eina. Nu tai va, bent jau iš dalies būsiu savo tikslą pasiekęs. Labai žaibuoja. Biški baisu. GoPro kamerą nusiėmiau, kad nebūt žaibolaidžių. Šiaip GoPro kamerą ten girdi turbūt. Kaip trankosi. GoPro kamerą ten pradėjo atsijunginėti nuo telefono, tai nesupratau, ar jinai filmavo ar nefilmavo. Dabar su senu geru iPhone Mini 12. Lyg tai šitoks pas mane telefonas. Man kokio kalno užvažiavau. Dabar leisiuosi. Dviratis girgžduliukas. Grįžtu ant plento. Reikės pirkti auto bagažinę dviračiams ir važiuoti kur toliau nuo sienos. Važinėtis. Gal tai kokį Dusios ežerą važiuoti reikės. Kada nors. Tai va toks mano pirmas blynas YouTubinis. Pažiūrėsim, ką aš galiu sumontuoti, pusę nenusifilmavo, ką įsivaizdavau filmavęs. Tiesą sakant, esu ir įspūdingesnių vietų matęs nuo dviračio nei važiavimas aplink Latažerį. Labai daug kur privatus kiemai, ten va kur privatus kiemai, tai ir atsiveria to ežero biškį. Aprimo lietus, gal jau pavyks grįžti nesulaukus antro gūsio. Bus įdomu pamatyti trajektoriją, kokią aš ten prigrybavau. Savo klaidžiojimuose. Pro peršėlį Latažerio. Nu, nepabandęs nesužinosi, ko čia tikėtis. Dar biškį Latažerio nuo kelio. Ten turbūt kažkas neva paplūdimys. O, va, Latažeris. Nu, va, grįžtam plento. Latažerio kaimukų, kur yra geriausio mero Lietuvoj močiutės namas. Kažkur čia. Pervažiavau Ratinčėlės upelį ten. Ir šitų plentų važiuoju namo. Nu tai dabar jau tikrai atsisveikinu. Pažadu mokintis iš klaidų. Kitas vlogas gal bus profesionalesnis. Ir ate. Dar pagalvojau, kad reikia apibendrinimo. Tai reziumė toksai, kad apvažiuoti teoriškai aplink Latažerį įmanoma, bet praktiškai nelabai. Reikia konkrečios užkardos leidimo, reikia vos nesužymėti kiekvieną tašką, kuriuo nori važiuoti. Tad pavyzdžiui, kad per dubą važiuosi, kad važiuosi per tą lieptelį, per kurį aš norėjau važiuoti. Tai gal tada ir leistų, bet dar nelabai ten nori, kad filmuotų. Tai
dėl įdomumo sužinojau, kad yra kelias ten toksai, bet ar verta, tai nežinau. Nebent, jeigu esate toksai neviernas tamošius kaip aš, tai tada jo, tada galit pabandyti atvažiuoti ir jūs Latažerį. Ate.